Silvija, pasakyk, prašau, mums ar būtina preliminarią sutartį daryti pas notarą ir kokios yra sąlygos, jeigu tu sudarinėjai tą sutartį pas notarą, kuom skiriasi nuo paprastos pasirašytos? Iš tikrųjų tai nėra būtina. Čia yra tik tais tokiais atvejais, kai kažkaip pirkėjai dvėjoja ir nelabai, arba pirkėjai, arba pardavėjai kartais, nežinau, nori apsaugai turėti tokį garantą, tada, mano nuomonė, jie kreipiasi pas notarą ir paruošia jau ten teisininkai tą preliminarę, aišku, kad visiems abiem pusėm tiktų. Ir tada ir avansą moka dažniausiai į depozitinę sąskaitą, taip notaro. Čia tada jau per notarą vykdoma, čia kaip sakant toks papildomas saugiklis, pasakyčiau. Ne, bet tik problema tada tokia, kad po to, jeigu tu norėsi tą preliminarį nutraukti, jau nebus taip paprasta grąžinti tos pinigus iš depozitinės. Jeigu aš neklystu, tai tik per teismą yra grąžinimas. Ten jau sunkiau. Aš, žinokit, turėjau keletą klientų, kurie norėjo. Tai nukreipiau pas mūsų gerą notarą. Ten, žodžiu, pakonsultavo ir visgi nusprendė, kad nereikia mums. Kad tiesiog paruošiam preliminarę, pasirašom. Tai pas mane praktikoje nėra, kad mes ruoštume preliminarę pas notarą, bet aš nukreipiu visada, galime, bet kažkaip, nežinau, paaiškino gal viską ir persigalvoju. O tavo situacijai, tu turėjai kažkokią patirtį preliminarę per notarą? Jo buvo preliminari per notarą, tik vienintelis dalykas, kad pinigai buvo pervesti ne į depozitinę notaro sąskaitą, o į pačių pardavėjo. O kodėl buvo daryta taip? Žinai, kartais pasitaiko pakankamai principingi pardavėjai ir principingi pirkėjai. Ir čia buvo dar toks atvejis, kai sandoriai vykdė ne pati savininkė, o jos dukra su įgaliojimu. Ten buvo generalinis įgaliojimas, kas šiaip mūsų laikais, sakyčiau, ne taip dažnai pasitaiko. Ir taip gavosi, kad nenorėjo rodyti tos preliminarios pirkėjui pardavėjai. Ne preliminarios, atsiprašau, o įgaliojimo. Nes tas pirkėjas sako, galbūt nėra to įgaliojimo, gal jūs man meluojat, aš noriu būti irgi apsaugotas. Taip, būtinai, čia yra būtina parodyti, aišku. Ir viskas, aš sakau, pabandom bent jau parodyti tą eilutę, ta prasme, kad tu gali tą daryti su to turtu. Ne, aš nerodysiu. Gerai, tada pirkėjas sako, gerai, tada pasirašyti tą preliminarę pas notarą. Ir tada jau pardavėja tokia sako, gal gerai, aš parodysiu tą eilutę. O jau viskas, jau pirkėjo prasidėjo principas. Dėl to ir nuėjom, bet viskas gerai, sumokėjom už tą sutartį, jinai, man atrodo, kainuoja apie 150 eurų, man atrodo, sumokėjo tą avansą, parodė tą mokėjimo nurodymą, visą kitą. Pliusas buvo tas, kad mes iš anksto patikrinom visą informaciją apie tą turtą, gavom visus dokumentus, todėl, kai reikėjo į sandorį, mums realiai nieko nereikėjo ruošti daugiau ir ieškoti dokumentų. Todėl tikrai buvo, kaip ir, sakyčiau, geras sprendimas. Realiai, jeigu pas tą patį notarą eisi, tai čia toks, kaip sakyti, ir teisininkas paruoš, ir aišku, yra ten, tikiu, kad baudos gal kažkokios netaip paprasta nutraukti sutartį, tai čia gal irgi gerai. Ir labai gerai, kad radot sprendimą. Čia, žinai, čia tokia repeticija prieš pardavimą. Gavosi generalinė repeticija. Pas mus dar nėra, kaip sakant, išpopuliarinta gal taip, kad eitų preliminarias daryti pas notarą, nes realiai susitarėm šiandien ir šiandien pasirašom nuotoliu su Smart ID, o pas notarą taip greit nebus. Nes ten turi paruošti preliminarę, ten truputį užtruks laiko. O visi dabar nori čia ir dabar avansą nori duoti, kad niekam kitam neparduotų ir bėgam skubam. Taip. Tai dėl to dažniausiai pasirašome mes, bet nėra tai blogai. Ne, nėra bet tikrai. Yra sprendimas, kaip sako Andželika, turi patirtį ir jinai yra gera. Tai jeigu ir jums kyla tokių klausimų, kad norite, ar viena ar kita pusė siūlo pas notarą eiti, tai galite apgalvoti šitą sprendimą ir jeigu reikia, gal ir priimti. Bet visada galite kreiptis į mus, mes galime irgi padėti paruošti tą preliminarę tvarkingai ir kad pasiektumėte to jau rezultato. Taip. Tai kreipkitės į mus, mūsų kontaktai yra apačioje aprašyme ir sekite mus, dėkite širdutės ir rašykite klausimus.